Labas, su tavimi įkvepiantys moterų verslo dienoraščiai. Šiame podcast'e mes atvirai kalbėsime apie verslo kūrimą, darbą savo, perdegimą, sėkmės ir nesėkmės ir lai tai būna pokalbiai be taisyklių ir rėmų. Tai vieta, kurioje galėsi atrasti bei sužinoti kažką naujo, pasisemti įkvėpimo, o kartais kartu su mumis nubraukti ir ašarą, nes istorijų bus įvairių. O aš esu Monika Jahanė, verslo strategė ir mentorė. Iškelsiu į paviršių geriausias jūsų veiklos idėjas ir padėsiu bei palaikysiu jas įgyvendinant. Padedu veiklioms moterims susidaryti ir įgyvendinti veiksmų planą pelningos veiklos užauginimui. Na, o dabar važiuojame į naujausią podcast'o epizodą. Gero klausymo! Šis mūsų podcastas yra ne tik apie verslės moteris ir tai, kuo jos gyvena kasdieną, tai yra savo veiklomis, savo kūrybą, bet ir yra taip pat apie sąmoningumą. Ir aš manau, kad šiai temai pasirinkau vieną geriausių savo viešnių, tai yra Jurgita. Labas, Jurgita. Labas, Monika. Ir šiandien pasikalbėsim ir tai, kaip jinai vysto savo veiklą, ir manau, kad paliesime labai daug temų per gylį ir tikiu, kad daugumai, kurie klausys, rezonuos šitos temos, nes labai norisi kalbėti taip, kaip iš tikrųjų yra, nesuvaidintai, kad kartais tikrai būna ir sunkių momentų, ir baimių įvairiausių. Tai tikiuosi, kad kiekvienas rasite, ką šiandien iš šio epizodo išsinešti. Tai Jurgita, kaip tu šiandieną save pristatytum? Šiandien aš save pristatyčiau kaip hipnoterapeutė, dvasinė vedlė, su tam tikromis tokiamis magiškomis dovanomis. Žiūrėk, mes visada pasikalbam su merginomis, nuo ko jos pradėjo savo veiklą. Tai irgi papasakok, ar tai buvo, jau nuo pat vaikystės jau tu atradai šitą sritį ir tiesiog taip savaime viskas susiklostė, ar kažkokiu gyvenimo momentu susapnavai, ar atradai, pamatai, tai pasidalink, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip tu pajutai, kad čia yra tas kelias, kuriuo tu ir nori eiti ir kurti savo veiklą. Žinok, užklausai ir aš noriu dabar verkti iš tikrųjų. Vat kaip paklausai, nuo ko prasidėjo, ar nuo vaikystės jau žinojo ir viską, iš tikrųjų, man toks ateina atsakymas. Ir aš žinojau ir mes visi iš tikrųjų, didžioji gal dauguma mes žinom, ko mes norim, ko mes atėjom nuo vaikystės. Mes negalim įvardinti tiksliai, kokią ten tą profesiją konkrečiai pasiimsim, su kokiais ten konkrečiai žmonėmis dirbsim, bet giliai viduje mes žinom, ko mes norim. Mus traukia į tai. Tai aš sakyčiau, mes kiekvienas gimstam su tuo žinojimu ir gimiau ir aš. Mano žinojimas buvo, kad aš skleisiu savo žinias, aš kalbėsiu, kad aš mokysiu, kad aš padėsiu žmonėms. Man tas buvo tarsi įaugę į mane. Ir tai yra, aišku, labai abstraktu. Tai nenusako, kad tu čia pakrypsi į hipnoterapiją, ar tu pakrypsi į mentorystę, ar dar kažkur. Bet tai yra vis tiek, tai yra kelrodė mūsų tokia žvaigždė, kuris sako, eik į tą kryptį. O jau kur tu ten nukrypsi, ten žinai, bet svarbu įgyvendink tą savo sielos tokią kaip misiją. Padėti kažkokiu būdu, mokyti, nešti šviesą ir panašiai ir panašiai. Tai aš sakyčiau, nuo vaikystės šitą vidinį vedimą aš turėjau tokį. Kuo tapti ten užaugus, kaip sakant, aš nežinojau. Tikrai nežinojau, man buvo labai sunku. Aš labai gerai mokinausi ir man visi dalykai labai gerai sekėsi. Aš turėjau labai tokį griežtą tėtį, kuris pasakydavo, ką reikia daryti ir aš buvau išauklėta, kad mes klausom. Jisai patarė stoti į farmaciją, aš stojau į farmaciją ir aš tikėjau, kad tai yra mano kelias ir tuo viskas ir užsibaigs viskas. Ta prasme, įstojau ir gyvenu normalų gyvenimą, kaip visi normalūs žmonės. Man tikrai nebuvo minčių, kad aš čia kažkada tikrai čia stovėsiu, prieš kažką šnekėsiu, kažkokius podcastus darysiu. Nors, aišku, aš viduje žaidžiau tuos žaidimus. Kai vaikas buvau, aš žaisdavau visokius, ten kalbėdavau su įsivaizduojama mine, įsivaizduojamų televizorių. Žodžiu, aš tą įsivaizdavau ir aš tą dariau. Bet iš tikrųjų, tai buvo atrodė žaidimas, vaikiškas žaidimas, mokyti ten, pasakoti. Bet, matomai, siela nežaidė, jinai iš tikrųjų vedė tą daryti. Tai o pats, jeigu taip pat šitą konkrečiai kelią, šitą hipnoterapiją, dvasinį vedimą
aš atradau prieš keletą metų tik tais, tiesiog gyvenimo įvykiai taip pasisuko, kad atsuko į tą vagą, į tą tokią, net nežinau kaip pavadinti, tokį kelią, kur atrodo niekur kitur nebegali išsukti, tik tai eiti tuo keliu ir viskas. Ir labai konkrečiai, ir labai aiškiai. Tai nebuvo tas kelias lengvas, nebuvo greitas, bet jisai atsirado tada, kada turėjo atsirasti, būtent tuo laiku, būtent tuo momentu. Pasidalink, Jurgita, kada tu pajautei tą ryšį su ezoterika, žinai, ten kiti būna, kaip jau kartosiuosi, kad ten susapnuoja kažką, ten, žinai, ar ten, nežinau, per kažkokią psichoterapijos sesiją, kur tu pats eini, kaip sakyt, kada jau tu pajautei tą, žinai, stiprų ryšį, kur tokį, žinai, jau ne vaikystį, kaip sakyt, tą sielos vedimą, žinai, tokį, bet toks, kur jau net šiurpuliukai, žinai, pereina per kūną. Šitas nelabai seniai iš tikrųjų, jisai toks ryšys su ezoterika, bendrai tas domėjimasis ezoterika, jisai atsirado prieš kokius 5 metus tik tais. Aš prieš tai buvau labai religinga iš tikrųjų, labai religinga, labai į bažnyčią praktiškai kiekvieną sekmadienį eidavau. Aišku, buvo paskui etapas, kada aš jau nieko nedariau, nusivylimai ir visokie dalykai, bet šiaip didžiąją gyvenimo dalį aš buvau be galo religinga, dvasinga tokia, bet tai buvo tas tradicinis toks tikėjimas, katalikiškas, bažnyčia, Dievas ir visa kita. O ezoterika būtent ir tas toks ezoterinis požiūris į dvasingumą, jisai prieš 5 metus man pradėjo po truputį ateiti į mano gyvenimą per veidoskaitą. Aš mokiausi veidoskaitą. Buvo labai įdomi ta tema ir aš galvojau, gal aš su tuo dirbsiu, aš jau taip užsikabinau, jau čia bus mano, jau aš čia dirbsiu, aišku, viskas susiklostė visiškai kitaip ir man nepavyko to įgyvendinti, bet aišku, planai buvo Dievo, sakykime, visai kiti. Tai sakyčiau, mano prisilietimas prie ezoterikos prasidėjo nuo veidoskaitos. O tada jau kaip tokia sniego gniūžtė nuo pakalnės paridenai ir jau viskas. Ta prasme, viskas tik tai užsivedė, buvo astrologija, numerologija, fraktalų piešimai, mandalos, sielos formulė, teta healingas, ta prasme, viskas, kas įmanoma, net numerologijos trupinėlį pradėjau mokytis, bet visiškai man netiko, tai, žodžiu, tokia sniego gniūžtė, kai išsirideno į tokį didžiulį kamuolį, tiesiog, taip, gavosi. Kadangi mes su tavimi ir šiaip bendraujame ir tu pasidalini, kiek žmonių ateina su kokiais išgyvenimais ir kas ten vyksta, kada tu pajutai tą stiprų kažkokią žinutės tą gavimą iš aukščiau? Kada buvo, galbūt tu prisimeni tuos pirmus kartus, kur, žinai, toks irgi, ar iš kur čia dabar tas jausmas, tie žodžiai, tas, nežinau, gal ir balsą kažkokį girdėjai, galbūt prisimeni tą pirmą kartą? Pirmo karto turbūt neprisimenu, bet aš kai pažiūriu atgal į savo gyvenimą, aš suprantu, kad aš tą dažnai patirdavau, bet aš tą nurašydavau savo loginiam mąstymui. Aš aišku, esu labai logiška, labai protinga, labai apsiskaičiusi ir viską. Ir man, kad ir kas nutinka, kažką reikia paaiškinti, kažkam reikia padėti, kažką reikia suprasti, iš emocinės, dvasinės, kažkokios, nesvarbu kokios tos pusės, man būdavo tas toks, aš suprantu viską ir aš šneku, ir aš, kai tą iššneku, kažką viską pasakau ir man gaunasi toksai, bet čia logiškai suprantam. Juk visi supranta, žinai, visi žino, visiems aišku. Tik tai aišku, man būdavo tas irgi kitas toks momentas, kad atrodydavo, bet jeigu jie visi supranta, kodėl jie nedaro, kad kitam geriau būtų. Aš čia labiau kalbu apie tokią kaip empatiją. Tarkim, nes kai tu esi empatiškas, tu atjauti, tu supranti tą žmogų, tu jauti, ką jisai jaučia ir tu stengiasi jo neįskaudinti, jam nedaryti kažkokių ten blogų dalykų ir kažkaip apgalvoti savo jausmus, veiksmus ir taip toliau. O man būdavo labai taip keista. Kodėl? Juk tu supranti, kad tu skaudini mane, tu supranti, kad skaudini kitą, tu supranti iš tikrųjų tą psichologiją ir emocijas, tai kodėl tu taip žmogui darai? Tik vėliau jau man, jau čia prieš tos keletą metų turbūt dašilo, kad ne visi supranta, tikrai ne visi pagalvoja, ne visi supranta
ir ne visi turi tą pajautimą. Aišku, čia kalbu labiau gal apie empatiją, bet empatija labai irgi susijusi su tom visom žinutėm ir viskuo. Tas ryškiausias momentas, kada žinutės gal perdaviau, gal buvo man po teta healingo, kada aš mokiausi, aš porą man atrodo, pakopų aš ten prasimokiau. Ir ten šiek tiek mokino to tokio, kaip gauti tas žinutės. Aš aišku mokiausi ir kitų kursų, mokymų, ten visokių seminarų, bet kažkaip man teta healingas užsikabino tame. Ir aš būtent per teta healingą vienam vaikinukui, kuris nesimokino ten, bet jisai praktiką mums turėjo padėti atlikti. Tai tam vaikinukui reikėjo atsakyti į kažkokį klausimą, nepamenu, man atrodo, jisai apie savirealizaciją klausė kažką. Ir, čia reikia jau tipo perduoti angelų žinutę jam. Ir aš ten drebu, aš bijau, o Dieve, nes jisai jau ten baigęs tų mokslų, ten tų teta healingų, ten milijoną tų pakopų, jisai jau ten išsimokinęs, jau kažkokiu dvasiniu keliu einantis ir visa kita. Ir aš drebu, nes man tai kaip egzaminas atrodo, o Dieve, čia nusišnekės ir visa kita. Žodžiu, ir kažką aš jam ten šneku, kažką pasakiau keletą ir ten buvo tik tai keli sakiniai, gal 3-4 sakiniai, ką aš galėjau perduoti, nes ir laiko tiek te buvo. Bet vienas dalykas, kas atėjo, tai buvo žodis psichosomatika. Ir aš matau tarsi kažkokias knygas, jisai apie psichosomatiką, kažką tarsi regėjimą tokį gavau. Ir aš taip nedrąsiai jam sakau, man einasi kažkas apie psichosomatiką. Aš sakau, aš nežinau, man tiesiog einasi. Sako, geras. Sako, aš kaip tik domiuosi dabar ir planuoju ir galvoju, kad galbūt reikia pasukti ir į šitą kelią, kažkaip praplėsti savo tas žinias, būtent šita tema, į šitą pusę. Ir man toks buvo, wow, aš čia šitai pataikiau, ta prasme, taip konkrečiai, taip pavariau. Tai man toks buvo turbūt patvirtinimas to, kad aš kažką jaučiu, kažką sugebu, kažką suprantu. Paskui pradėjau su draugiam daryti, paskui su draugių draugėm. Ir tada jau irgi viskas ten atsivėrė, nes įsitikinau, kad tikrai kažkas eina per mane. Kaip įdomu, sugrįžti tą praeitį ir apie tuos pirmus kartus, kai dar pats nesupranti, kaip tu tai pasakėjai, aš tikrai iš manęs atėjo šitie dalykai, toksai, tai labai smagu, nes jau kiek tu kelio esi nuėjus ir kokie dabar ten vyksta dalykai, tai wow, nesulyginsi, bet vis tiek smagu prisiminti ir tuos pirmuosius. Ir mums iš tokių, kaip sakau, paprastesnių, sričių, kaip sakyt, atrodo, va tie, kurie turi šitų tokių dovanų, kaip sakyti, iš aukščiau, dirba su ta ezoterika, aš su ta pačia psichologija, psichoterapija, taip atrodo, tas darbas tai yra vienas malonumas. Kiekvieną dieną, su šypsena keliesi, eini, padėti žmonėm, atrodo, wow, tai yra, tokia magiška ir tu gyveni kažkokiai magijoje net šiek tiek, Kaip tavo veikla, ar tau jinai suteikia pilnatvę dabar? Ar tu jau gali sakyti, kad aš esu realizavusi save? Taip, labai suteikia pilnatvę, tikrai, netgi kitą kartą aš galvojau, per daug man tos pilnatvės, jeigu toks įmanomas būdas, tikrai suteikia pilnatvę. Savirealizacija, aišku, nėra vien tik tai apie veiklą, nėra vien tik tai apie tai, ką mes darom, savirealizacija yra daug plačiau. Tai yra viena sfera gyvenime, kur aš jaučiu, kad aš dar nerealizuoju savęs, tai yra partnerystė, meilės reikalai, aš čia nerealizuoju savęs niekaip kol kas, bet aš nukreipiu visą tą energiją į veiklą ir kiek įmanoma save realizuoju per veiklą, per kitas gyvenimo sferas. Tai jeigu taip imti darbinę prasme, veiklos prasme, tai pilnatviška visiškai tokia užsipildžiusi, laiminga, jaučiu tokią, tikrai didelę misiją darantį. Ką tu palinkėtum toms moterims, nes tiek daugiausiai mūsų klauso moterys, kurios ieško tos irgi veiklos, kuri, pilnatvę suteiktų. Ką tu jom palinkėtum? Palinkėčiau ieškoti. Ieškoti, nebijoti, daryti, bandyti, mėginti. Ieškoti tol, kol atras. Jeigu dar neatradai, reiškia dar ne pabaiga. Reiškia dar turi nueiti kažkokį paieškų kelią. Tai nėra,
Kitą kartą irgi tai nėra galutinis kažkoks dalykas, ką mums reikia pasiekti ir kad jau viskas pasieksiu kažkokį tašką, kur žinau, ką daryti ir čia ateis laimė į mano gyvenimą ir viskas, man čia nieko daugiau daryti nebereikės, jau čia viskas sėdžiu ir čia pilnatiškai jaučiuosi. Ne, iš tikrųjų su tuo ateina ir labai daug kitų dalykų. Ir ateina labai daug tokių dalykų, kad reikia ir tam tikrus blokus prasidirbti, ir tam tikras ribas pereiti, ir iš labai daug komforto zonų išeiti, ar ten jas praplėsti, kaip išgirdau kažkada sakant, neišeiti iš komforto zonos, o praplėsti, labai patiko man tas pasakymas. Tai va, ateina daug visokių įdomių atsakomybių, patirčių ir visa kita. Tai kiekviena paieška, kiekvienas tas žingsnis link tos savo pilnatviškos veiklos augina mus ir ruošia mus. Ir atsiduoti tam vedimui ir tiesiog eiti su tuo ir ieškoti. Tiesiog ieškoti, nebijoti to. Ieškojimo proceso nebijoti jo. Nes tai ir yra esmė iš tikrųjų. Nes aš vis dar pati daug ko ieškau. Aš vis dar pati labai daug dirbu. Ir, kaip sakau, tai nėra galutinis taškas, kuris suteiks visapusę laimę gyvenime. Tai yra tik dalelė, tas taškelis, jisai prisideda prie tos pilnatvės, prie tos laimės gyvenime. Bet yra be galo daug gyvenime kitų sričių, kur mes irgi save realizuoti galim, kažką patirti galim ir užpildyti dar kitaip save galim. Mes praeitą dieną su vyru diskutavom, jisai sako, nežinau, kuo aš galėčiau dar būti. Nes, žinai, čia iš tų variantų, kur tą specialybę tiesiog duoda vos ne tėvai, vat kaip ir tau buvo, žinai, ir toks, kur, kaip ir gerai, bet ar čia tikrai mano, ir tada tu, žinai, keliauji tų gyvenimo kelių ir tada sustoji kažkuriam etape, kažkurioje stotelėje išlipi ir galvoji, blemba, čia kažkaip ne tų maršrutų aš važiuoju, žinai, ne šitas mano viešasis transportas, kaip sakyt. Ir mes kalbėjomės, kaip atrasti, kad ir, pavyzdžiui, kalbant apie veiklą, nes mūsų vis tiek podcastas daugiau apie veiklas, tai kaip atrasti, ir aš jam sakau, pažinti save. Ir lygiai taip tą patį ir aš darau, nors ir atrodo, jau 5 metai su sava veikla, jau tokia jau tapau, kaip sakyti, jau įsižeminau, jau, kaip sakyti, jau šitoje veikloje ilgai, nes šiaip anksčiau keisdavau jas labai greitai. Bet vis tiek yra tas toks kyla klausimas, kur ar aš tikrai esu savo kelyje, gal aš esu apie kažką daugiau. Ir lygiai taip pat aš irgi karts nuo karto investuoju ir tiesiog atpažinti save. Tiesiog į kažkokias analizės, į kažkokią, galbūt ir psichoterapiją net pasikalbėti su coacheriu kokiu. Taip, žinau, kad ir tu turi terapinius pokalbius, kur gali žmonės irgi tiesiog susėsti su tavimi ir pasikalbėti. Ir juose tu ir ištransliuoji ir žinutes angelų ir gali padėti visai kaip ir su savo patirtim ir tiesiog, kalbant, bendraujant su žmogum, jį pamatyti kiaurai. Žinai, mes kartais turim tą galimybę pajusti stipriau žmogų, negu jisai ten pats save, žinai, gali pajusti. Ir šiandien aš kaip tik rašiau vienai moteriai atsiliepimą apie analizę, kurią gavau ir parašiau, kad labai rekomenduoju žmonėms tikrai, kurie nori save pažinti dar giliau, bet tai nebus veiksmų planas, ką jums daryti pažingsniui. Jokių būdų. Tai yra tiesiog kabliukai, užuominos, link ko jūs galite eiti, link ko galite pasukti. Galbūt jūs, kaip ir sakai, žinai, svarstai, galbūt man eiti ezoterikos keliu, gal kažkas nori papuošalus pradėti gaminti, bet bijai, kaip čia dabar aš išeisiu iš savo samdomo darbo, kaip čia dabar eisiu, bandysiu, o jei man nepasiseks, pilna čia tokių rinkoje, ką aš čia dabar toksai čia atsiradau ir čia kažką, žinai, parodysiu. Bet jeigu tu pasidarai analizę ir tu pamatai, kad yra ta kūryba, ten kartojasi tie raktažodžiai, tai yra toks, žinai, tu gauni tokį palaikymą iš aukščiau. Tai tie žmonės, kurie perduoda žinutes, kurie daro analizės, kviečia mus į pokalbius, yra laidininkai ir mums suteikia tas užuominas, tokias, kad žiūrėk, jeigu tu apie tai jau galvoji, eik, bandyk, gal greitai neišeis, bet kažkada tu atrasi, tai yra ne pabaiga, kaip ir tu sakei, irgi ne pabaiga. Taip, Monika, visiškai. Ir man tau pasakojant, aš prisiminiau, kaip tik turėjau ne taip seniai angelų žinutę, perdaviau moteriai. Jinai klausė irgi apie savirealizaciją, savo veiklą ir darbo keitimą, pareigų paaukštinimą, nes jinai jaučia, kad nori daugiau tokio statuso ir
ir tokio, vat jaučiu, bet užstrigo. Savo darbę jinai nebėra ten, kur kilti, pasak jos, ir rasti kažkur kitą tą darbą irgi tarsi viskas uždaryta. Ir jinai vat klausė, kodėl ir ką man daryti, kaip išeiti iš to užburto rato. Aišku, ten atėjo man labai daug gražių, įdomių ir gilių atsakymų, bet vienas iš dalykų, ką aš joje pajaučiau, jinai apie tai visiškai neužsiminė, ką aš joje pajaučiau, tai ezoterikos energija tokia labai stipri. Ir aš jaučiu tiesiog, aš aišku jos nepažįstu, aš tai nežinau, kaip jinai gyvena. Ir aš jai sakau, aš žinok, jaučiu labai stipriai ezoterikos energiją tavyje. Aš sakau, aš matau, kad tu turi kažką su ezoterika pradėti daryti. Aš sakau, nebūtinai, kad tai tavo turi būti kelias, tavo pašaukimas, bet tai gali tapti tavo hobiu, tai gali tapti kažkokia papildoma veikla. Bet sakau, taip stipriai pas tave einas ir labai jaučiu. Po analizės moteris man rašo, turim tai, pajautai manyje ezoteriką. Aš sako, niekam apie tai nesusakiusi, aš sako, slapta viską darau, nes mano aplinka manęs nesupranta, manęs nepriima, aš netgi, sako, nuo vyro slepiu, kad turiu kortas ir sako, kai jo nėra namie, aš tik tai tada kažkokią kortą išsitraukiau, kažką va tokio paklausau, paskaitau. Ir aš galvoju, taip, aš tai jaučiu, kad yra ezoterika. Jei aišku nebuvo ta žinutė tokia, kad mes dabar viską nerk ten į kažkokius kortų būrimus ar astrologijas ar kažką ir pradėk savo kelią. Ne, jei labiau buvo, kad išdrąsėk į tai eiti į tą temą. Nes viskas ateina žingsnelis po žingsnelio. Vat kaip ir sakai, mums tos analizės ar kažkokios žinutės, kas tai bebūtų, konsultacijos, mums duoda raktažodžius, mums kažką patvirtina, arba kažką naujo tokio įskiepija, kas mums surezonuoja ir mes galim kabintis. Jeigu man rezonuoja karoliukų vėrimas, tai kodėl nepabandžius? Aš neturiu iš karto mesti dabar savo stabilaus, gerai apmokamo gal darbo, bet gal aš galiu po darbo ten savo tiesiog pasiverti tas apyrankės, draugiai suverti dar kažkam ir žiūrėti, kas iš to bus. Eiti viską su smalsumu, su įdomumu, su tokia tyrinėjimo energija, ir mokytis jaustis saugiam tame. Čia irgi labai daug, kaip sakei, baimių mes turim. Baimės riboja jos ir mes bijom pabandyti kažką. Bet jeigu mes pradirbam baimės, pasijuntam saugus, kokie esam, mes galim tiek atsiskleisti, tiek pažinti save tokiuose nepažįstamuose sferose, kur patys galim nustebinti save. Tai tikrai kabintis už raktažodžių, bandyti, daryti ir nebūtinai staiga perversmą versti, o iš lėto tai gali būti procesas. Mano 2 veiklos buvo iš lėto, tai čia viskas yra normalu ir gerai. O dabar dar pakalbėkime apie hipnoterapiją, nes dar net ir šiais laikais, kaip sakyti, 2024-2025 metais, mes dar, dalis žmonių žiūrim į tą hipnoterapiją su tokiu, kas čia dabar per mūsų koks užmigdymas, ten, mus hipnotizuoja, kas čia per magijos ten ir panašiai. Bet tu į tai nuėjai jau kur kas anksčiau, ne šiais metais. Kaip tave tas rytis, jinai patraukė, kuo jinai tave sužavėjo? Ar tu visą laiką buvai susižavėjusi tokiais kitokiais dalykais, ar irgi buvai skeptiška? Pasidalink, kaip visą tai atėjo į tavo gyvenimą? Aš buvau labai skeptiška. Man atrodė, o Dieve, kokia ten nesąmonė. Ta prasme, aš absoliučiai nieko nežinojau apie hipnoterapiją, absoliučiai nieko. Tiesiog realiai pavadinimas buvo girdėtas ir gal kažkas ten iš filmų kažkokie, kad ten laikroduką patuksena ar kažkas tokio. Ir man buvo tas, o Dieve, nesąmonė, kažkokia pieva, smegenų praplovimas, čia tik tai lengvatikiai gali patikėti ir viskas. Mano buvo tokia nuomonė. Bet vėl grįžtam prie tų pačių visokių analizių, prie tų visų žinučių ir visa kita. Aš gavau, buvo labai labai sunkus juodas etapas ir aš visiškai atsitiktinai kabutėse pamačiau skelbimą tokios vienos, sakykime, irgi angelų žinučių perdavėjos, ekstrasensės tokios. Ir aš užsikabinau už jos ir aš jai parašiau, aš ten išdėjau savo skausmą ir viską ir žodžiu, ten klausimus pridaviau, kiek jinai leido užduoti.
Ir aš laukiau tos analizės ir sulaukiau. Ir vienas ten iš klausimų kažkoks, man atrodo, gal buvo irgi apie tą savirealizaciją, nes aš tada dar nieko nežinau, ką aš čia noriu daryti. Man toks visiškas perversmas ir chaosas gyvenime buvo. Ir vienas iš dalykų, ką jinai pasakė, sako, aš matau tave darant hipnoterapiją. Ir aš taip išklausiau, aišku, man ten viskas šiaip rezonavo, ką jinai pasakojo, ir dalis dalykų išsipildė, dalis neišsipildė, bet ta hipnoterapija, kai aš išgirdau, aš galvoju, ta prasme, prie ko ta hipnoterapija, nesąmonė galvoju, negali būti. Čia tokia nesąmonė, aš ir hipnoterapija, aš niekada to nedaryčiau, va toks buvo. Bet ką aš padariau vis tik tai, aš vis tik paklausiau, sakykime, jos to raktažodžio ir jos patarimo pasidaryti savo sesiją hipnoterapijos. Ir aš panėriau iš karto į dvasinę tokią kryptį, į praėjusius gyvenimus, nes aš jau galvoju, jeigu nerti, tai jau iš karto gilyn, iš karto ten su dvasiniais vedliais ir su angelais einu ten į praėjusius gyvenimus iš karto šitą. Aš realiai net nežinojau iš tikrųjų tų kitų hipnoterapijų, tokių, kad galim dirbti su kažkokiais blokais, savivertę, pasitikėjimu savim, aš net nežinojau šitų dalykų. Aš iš pradžių supratau, kad tai yra dvasinis kažkoks, praėję gyvenimai ir panašiai. Tai žodžiu ir nėriau į tai. Aišku, ta mano pirma patirtis buvo tokia, manau, kad aš čia viską protų sugalvojau, bet aš nepasidaviau. Aš po to turėjau dar kokias 5-6 sesijas su skirtingais žmonėmis, skirtingų krypčių hipnoterapijų. Ir galų gale aš pati nusprendžiau mokytis, nes man įvyko lūžis ir aš pamačiau, kad viskas yra tikra, viskas veikia, tai reikia susirasti tinkamą specialistą, tinkamą galbūt tau tuo metu kryptį, kokią tu nori, nes galbūt dabar dar nelaikas dvasiniai, galbūt laikas dabar tokias psichologinės traumas kažkokias praspręsti, o gal kaip tik tau jau nebereikia ten po tą visą intelektualinę, psichologinę makaluotis, o tau reikia jau nerti į kažkokį tokį gilesnį gylį. Tai va, susirandi tinkamą specialistą, tinkamą kryptį ir gali įvykti labai gražus stebuklas. Tai man tai toks tikrai magiškas kelias iš tikrųjų atvedė mane čia, bet vėlgi nebijojau bandyti. Ką ir kalbėjom irgi anksčiau, nebijoti bandyti ir eiti. Jeigu sako, kad bandyk tau kūryba tinka, eik ir bandyk tą kūrybą, bandyk kokia tau tinka. Tai bandymas yra turbūt tas pagrindinis kelias, kuris ir atveda žmonės į savo tą kelią, į savo tą tikrąjį tokį kelią. Bet Jurgita, kiek aš žinau, rinkoje tikrai yra ir tų pseudo specialistų, kaip sakyti. Su hipnoterapija, kaip neapsigauti, kaip nepasimauti ant tiesiog žmogaus, kuris, žinai, gali daugiau kažko blogo padaryti, arba iš vis ten nieks nesuveikti, bet mes ten, nežinau, duodam vos ne 500 eurų, 1000 eurų, žinai, už tą sesiją. Vat kaip atskirti, kur tas tikras specialistas? Kaip tu, ką patartum? Mano pirmas dalykas galbūt, čia bendrai ne vien apie hipnoterapiją, bet bendrai mokytis, kiek įmanoma pajausti, ar tas žmogus tau rezonuoja kaip asmenybė. Ar įdomus jo postai, ar įdomi ta asmenybė, kokį jausmą tavyje sukelia. Čia aišku, kai kuriems gali būti labai didelis iššūkis pajausti. Bet mes esam ne vien tik protas ir logika. Ir labai dažnai, kai mes einam vien tik tai protų ir logiką ir žiūrim ten, sertifikatas yra, atsiliepimai yra, gerai, einu, žinai. Ir praleidžiam tą jausmą, kad gal mums tas asmuo visiškai nerezonuoja, visiškai netinka, kada praleidžiam tą tokį vidinį pajautimą, kad galbūt tas žmogus mums kelia kažkokią baimę, kelia kažkokią kaltės jausmą, kad gal tas žmogus iš vis čia mumis kažkaip manipuliuoja, galbūt jis gąsdina kažkaip netgi. Ieškoti tų signalų savyje ne vien tik per protą, kas yra irgi labai svarbu, bet ir per jausmą. Ar tau atrodo, kad tas žmogus tikrai su šviesiais dalykais dirba, su šviesa, jisai yra pozityvus, pakilėjantis, ar jisai įkvepia, ar jisai motyvuoja, ar jisai sukuria tau saugumo jausmą, ar jisai yra kaip tik tas
spaudžiantis, toksai griežtas, kontroliuojantis, gąsdinantis ir kažkoks toks nelabai tarsi švarus ir toks lyg norisi bėgti, lyg nesinori prie jo būti, lyg kaltas pradedu jaustis, lyg kažkokią gėdą pradedu jausti, bet kažkaip vis tiek tarsi pasiduodu. Aš sakyčiau, mokytis jausti ir pajausti per savo emocijas, kaip kūnas reaguoja, naudotis ne vien protu. Nors nepamesti ir proto irgi, nes kartais būna labai gerų manipuliatorių, kurie labai šviesius žmonės suvaidina. Yra tai, bet iš tikrųjų už tų labai šviesių, gražių tokių kaukių ten slepiasi labai tokie negražūs dalykai. Bet vėl, mums visokių patirčių reikia. Jeigu jau nuėjom pas kažkokį pseudo specialistą, turėjom kažkokią nelabai smagę galbūt patirtį, nereikia vėl užklijuoti visiems specialistam etiketės, ar visiems astrologam, ar visiems hipnoterapeutam, ar visiems mentoriams sakyti, kad čia yra šlamštas. Ne, tai yra tas žmogus. Arba galbūt tau nepasisekė ir keletą kažkokių tokių žmonių patyrei. Nenurašyti visų, o tiesiog suprasti, kad tai yra patirtis ir jinai kažko mokina tave ir pasiimti. Kokią pamoką mokina. Gerai, tai jeigu dabar, tarkim, nueinu aš į hipnoterapijos seansą ir ten žmogus sako, ten atsigulk Monika, ten man kažkokio siūlo, ten kokį žiedą, ten pradeda rodyti kažką ir mane migdyti. Čia jau SOS, kad čia yra negerai, ar čia yra toks ir seansas ir turi būti? Ar mus ten tikrai užmigdo, užhipnotizuoja ir ten su visokiais burtais vyksta? Ne, nors šiaip galima naudoti tokias metodikas, bet dažniausiai niekas jau nebenaudoja jų, bet galima naudoti, nes netgi paprasčiausiai, kodėl mes žiūrim į liepsną, į žvakę mums patinka žiūrėti, tai yra lygiai ta pati hipnozė. Mes žiūrim į tą liepsną, ypač į laužą kažkokį, transas toksai, tai yra ta pati hipnozė, tas pats transas, nes kažkas va čia juda, vanduo, bangos arba upė teka, mes žiūrim, mes užsihipnotizuojam natūraliai, bet labai tokia lengva forma. Tai jo, tas judesys, ten kažkoks laikrodukas ar kažkas, jisai senais laikais buvo naudojamas, bet čia yra iš tikrųjų net ne esmė hipnozės. Hipnozės esmė yra atsipalaidavimas. Kaip tu atsipalaiduoji, tai gali įvairūs būdai būti. Per kažkokį pasikartojantį tą judesį, per galbūt tokią meditaciją, per balsą, įvedimą, per visokius kitokius būdus. Tai šiais laikais greičiausiai jau nelabai rasim, kur kažkas ten migdo laikrodukais kažkokiais ar žiedais, labiau eina per kitus visokius metodus. Aš pati dirbu per tokią kaip meditaciją, hipnozę, kad įvesti žmogų į gilį, atsipalaidavimą, nes hipnozė tai yra tiesiog pakitusi sąmonės būsena. Pakitusi sąmonės būsena būtent į atsipalaidavimą kūno ir proto. Tiek, kiek yra saugu, kiek patogu tam žmogui. Bet nereikia bėgti iš karto, jeigu žmogus ten sako, gulkis, aš čia tau laikroduką pamosuosiu. Reikia žiūrėti ir kitus signalus, reikia žiūrėti, ar aš saugiai jaučiuosi, ar patogiai jaučiuosi, ar buvo kažkoks pokalbis su tuo žmogumi, ar jisai paaiškino, kaip čia vyks toliau viskas, ar aš žinau, kas čia vyks, ar tiesiog gulkis ir nieko neaiškinu ir sek manim ir viskas. Na jau čia reikia susimastyti tada, kodėl aš pasiduodu kito žmogaus valiai. Beje, valios netgi gilioj hipnozėje žmogus nepraranda. Niekada nepraranda. Jis turi absoliučią visišką kontrolę tiek nueiti į tualetą, tiek sustabdyti hipnoterapeutą ar kažkokį kitą specialistą, pasakyti, kad stop, man nepatinka, kaip tu darai, stop, man čia gal per gilu, stop, man per skaudu, aš nebenoriu šitos patirties. Jeigu irgi specialistas spaudžia, hipnoterapeutas spaudžia, ne, tu negali išeiti, tu turi čia būti, tu turi kentėti, aš esu girdėjusi šiaip ir tokių istorijų, ačiū Dievui, jų yra labai nedaug, bet esu girdėjusi, kad liepia ten kankintis kažkokiam ten skausme ir visa kita. Visada žmogus turi atsiminti, kad jisai turi laisvą valią ir nesikankinti. Niekas negali priversti ir joks specialistas geriau nežino, kas mums yra geriau. Ir galima sustabdyti ir pasakyti, stop, man nepatinka tai, ką darai ir aš nenoriu to patirti. Tai, vėlgi, mums reikia mokytis tų ribų, mokytis to tokio savęs atstovėjimo ir nepasiduoti tada, kada jau jaučiam, kad kažkokios lyg ribos ir yra peržengiamos. Kažkokios raudonos vėliavos lyg ir jau plevėsuoja.
Šiaip labai džiugu, kad hipnoterapija tikrai yra jau ir pripažįstama labiau žmonių, ir išbandoma, ir yra daug tokių gražių istorijų, ir tu turi iš savo klienčių labai irgi gražių istorijų, ir pati esi praėjus, kaip sakyt, tuos seansus, tai labai norisi irgi paraginti žmonės ir palaikyti, kad eikit, bandykit. Tai jau nebėra kažkoks iš filmų magiškas reikalas, kaip aš jį apibūdinau sarkastiškai šiek tiek. Jurgita labai gražiai viską paaiškino šitus dalykus ir aš manau, jeigu baimė kažkokia yra pabandyti kažkokią naują sritį, tiesiog parašykit specialistui ir paklauskit, kaip viskas eisis, kaip viskas vyks. Jis paaiškins, tikiu, ir tikrai nelaikys ten jūs kažkokiu kvailiu, kad jūs ten nežinot. Nes hipnoterapija yra ir kaip ir psichoterapija iš tos pačios didelės, plačios srities. Tai yra labai labai puikiai sritis, kurią verta pabandyti, ypatingai tiems, kurie jaučiasi užstrigę, kur atrodo, niekaip su tą baimę, neprasidirbu aš su tą baimę, niekaip, nežinau, jau ir taip save programuoju, ir anaip, ir trečiaip, ir niekaip neišvažiuoju. Tai eikit, pabandykit. Ta prasme, nieks per galvą neduos, kaip sakyt, vis tiek kažkur pajusite teigiamą poveikį kažkokį. Ir kadangi, Jurgita, tavo šita veikla yra ne pati pirmoji, tu esi turėjus jau prieš tai veiklą, tai galbūt gali pasidalinti, kokia tai veikla ir kaip jinai tau padėjo šitoje antroje jau veikloje. Nes vis tiek būna tos kažkokios pirmos baimės, tai tokie pirmi jauduliukai, kaip ten kas. Kur tu jautėjai, kad jautiesi stipresnė antroje veikloje? Čia labai įdomus, geras toks klausimas, nes be pirmosios veiklos aš nebūčiau atėjusi į šitą veiklą. Ir mums atrodo, oi, čia bandau, kažkas čia nesigauna, nerandu savęs, bet aš sakau, kai aš pažiūriu, pavyzdžiui, savo kelią atgal arba kai kurių savo draugių, klienčių kelią, aš matau, kad kiekvienas žingsnis, kiekviena patirtis buvo reikalinga. Lygiai taip pat absoliučiai buvo reikalinga mano ta pirmoji veikla, kuri buvo kūrybinė mano veikla. Ten buvo labai daug rankdarbių, rankų darbo ir man tikrai irgi, jinai užaugo ne per dieną, aš ją vyščiau keletą metų, bet kada aš užauginau iki tiek, kad aš pilnai visiškai save išlaikiau. Ir aš galėjau išeiti iš savo farmacijos darbo, kas ir buvo mano svajonė iš tikrųjų. Ir aš gamindavau visokius vainikėlius, ant galvos papuošimus, galvos tokius papuošalus visokius, vystikliukus ir panašiai. Tai yra rekvizitus naujagimių fotografams. Čia mano pagrindinis. Aišku, aš pradėjau nuo papuošalų nuotakoms, nuo papuošalų krikštynoms, ten rinkinukai visokie ir taip toliau, bet labai greitai vėl mane grinai tiesiog toks angelų vedimas atvedė sutinkamai žmonėmis, kurie pakreipė mane būtent į fotografijos tą sritį ir aš ten tada jau galėjau po truputį sužydėti labiau ir atsiskleisti ir aš turėjau labai nuostabią tokią fotografę, kuri realiai, aš dabar, kai pagalvoju, jinai man buvo mentorė. Realiai buvo veiklos mano mentorė, jinai vis stumdavo, daryk tą, tas eina, tas taip, nes jinai labai labai pati versli ir jinai kažkaip tokia turėjo tokią gelbėtojos matyti gyslelę ir jinai man vis daryk tą. O aš, aišku, aš turėjau labai daug baimių, aš turėjau labai tokį didžiulį nepasitikėjimą savim. Aš tebeturėjau tada irgi tą tokį nusivertinimą savęs, aš labai daug dalykų bijojau išbandyti, nedrįsau, negebėjau, tiesiog buvo tie vidiniai blokai ir stabdžiai. Aš dabar, kai pagalvoju su dabartiniam žiniom, iš to, ką su tavim mes dirbom, ką tu man esi perdavusi iš savo patirties, aš galvoju ten, 3 kartus, net ne 3, dar greičiau būčiau galėjusi tą veiklą įvykdyti ir aišku, jeigu būčiau neturėjusi tų blokų savo vidinių. Ta prasme, aš turbūt per kokius, jeigu ir dabar reikėtų man pradėti nuo nulio, aš per kokius metus drąsiai, aš vėl atsidurčiau viena geriausių tų rekvizitų pardavėja, nes aš tokia ir buvau. Čia Anglijoje ir bendrai pasauliniu mastu negaliu sakyti, kad geriausia, bet viena prie tų geresnių, kur buvau tikrai labai gerai užsirekomendavusi ir labai ėjo visų rekomendacijos apie mane. Tai
Jo, aš galėčiau dabar su dabartiniu pasitikėjimu savim, savivertė visų blokų tuo pradirbimu, su tom žiniom, ką iš tavęs esu gavusi, su savo ta visa 2 veiklų patirtimi, aš per metus drąsiai galėčiau nuo 0 iki kažko tokio tikrai gerai apčiuopiamo finansiškai pradėti tą veiklą ir padaryti tą veiklą iš naujo. Tai tas kelias buvo reikalingas. Ir kad tu klausai, kuo padeda galbūt šita ana veikla dabartiniai veiklai. Tai pirmas dalykas, aš kol dirbau tą veiklą, kol aš užsiėmiau rankdarbiais, aš klausydavausi labai daug podcastų, visokių kursų, seminarų, aš labai apkroviau save mentaliai ir aš ne tik tai dirbau rankomis, aš labai daug mokiausi ir tas žinias aš naudoju dabar, visos tos žinios, ką aš išmokau, naudoju dabar. Ten įvyko irgi labai daug blokų, visokių pradirbimų, baimių ir taip toliau. Toliau kitas dalykas, kas padeda, aišku, aš tada irgi, nors ir neturėjau tokios oficialios mentorės, aš klausydavausi labai daug ir tų tokių webinarų, podcastų apie veiklą, apie tai, kaip statyti veiklą, kaip daryti. Viskas buvo labiau orientuota pas mane į rankdarbius, nes tai mano dalykas buvo ir tai skiriasi nuo to, ką produktai, kaip parduodi produktus ir kaip parduodi paslaugas. Tai yra, yra panašumų, bet yra ir labai didelių skirtumų. Tai išmokau, sakykime, produktą parduoti kažkiek, būtent tokį fizinį produktą ir kai kurios žinios man pasitarnauja ir dabar, dirbant su tavimi, statant savo dabartinę veiklą. Tiesiog reikia truputį kitų kampų, kai kurios dalykus pasukti. Aišku, žinios reikėjo atnaujinti, nes daug kas yra pasikeitę nuo to laiko ir šiek tiek kitokias galbūt strategijas ir planus naudoti, kas labiau tinka paslaugom, o ne fiziniams produktams. Tai man visapusiškai pasitarnavo, absoliučiai visapusiškai ta pirmoji veikla pasitarnavo antrajai veiklai. Geras, kaip įdomu ir apie tą pirmąją išgirsti plačiau ir jos yra tokios 2 skirtingos veiklos. Ir aš aną dieną Facebooko grupėje mačiau užklausą, anonimas paklausė, ar reikia jau gimti su verslumo ta gyslele, kad sukurti kažkokį verslą. Kaip pas tave buvo vaikystėje? Ar jau kažkaip ten pasižymėjai verslumu, ar tai tiesiog, kaip sakyti, savaime augai ir suaugus kažkoks toks atėjo pajutimas, kad nori kurti, nori daryti savo? Šiaip mano nei tėvai, nei mano giminiai kažkaip nėra ten labai daug tų verslių. Aišku, dabar mano jau karta šiek tiek gal už mane jaunesni, mano ten pusbroliai, pusseserės jau kažką bando, kažkas vyksta. Bet ten tolimesniai praeity nieko panašaus. Jokių ten kažkokių didelių verslininkų, o tuo labiau, kad grinai mano šeimoje visiškai ne. Ir vaikystėje aš kai pagalvojau, tai aš nieko tokio kažko nedariau, tikrai nepasižymėjau kažkokiais išskirtiniais verslumo gabumais, tikrai nebuvau tas vaikas, kuris ten kažką mokykloje neštųsi, pardavinėtų, net panašaus nebuvo. Bet aš kai pagalvoju, aš visada galvodavau, tėvai augindavo kartais tokias braškės, kelias lysves braškių. Ir būdavo tų kartais braškių lyg ir per daug. Ir mums reikėdavo jas skinti. Ir aš visada galvodavau, kodėl mes negalim nuvežti į turgų parduoti? Mes uždirbtume pinigų. Kodėl mes negalim kažką taip. Arba, pavyzdžiui, turėjo karves ir ten priduodavo tą pieną tiem punktams surinkimo. Bet aš žinojau, kad į miestą nuvažiavus tu gali ir tiesiog stovėti su savo mašina ir pardavinėti tą pieną, ten sūrius ir dar kažką, kaip ūkininkas ir tiesiog parduoti už didesnę kainą, negu ten pieno tie supirkimo punktai parduoda. Ir aš matydavau tokių žmonių mieste, kad jie tokie, vyksta tokie dalykai. Ir man būdavo toksai, kodėl ten mama, tėti, jūs taip nedarot, jūs galitgi parduoti. Man toks atrodė, kodėl jie nenori uždirbti kažkaip pinigų kitaip. O jie, aišku, tokio senesnio sukirpimo žmonės, aišku, jie turi savų blokų ir ten buvo tam tikrų, sakykime, nebuvo galimybių, nes neturėjo gal savo mašinos iki to miesto nuvažiuoti. Bet aš visada manau, kad kada nori, galimybės atsiranda. Tu surandi jas kažkokiu būdu. Tu kažkaip randi, kaip save parduoti, realizuoti, išreikšti, kada tikrai nori, tu randi. Bet, jų kelias matyt kitoks buvo. Bet buvo tų tokių gyslelių, kur man būdavo, taigi galima šitą parduoti ir
uždirbti. Taigi galima va šitą padaryti ir taip daryti. Ir man visada va tas buvo, tu kažką gali sukurti ir parduoti. Tai buvo tasai, bet niekada aš to nerealizavau niekaip, iki kol aš nepradėjau dirbti su rankdarbiais ir kol neužkėliau vėlgi savo vertės, savo pasitikėjimo savim, nes irgi pirmuosius rankdarbius, tai aš savo darbelius aš parduodavau ten realiai kinietiškom kainom. Mano tokia savivertė buvo, kad man atrodė, kad iš manęs niekas nepirks, nebent aš pardavinėsiu ten, nežinau, man atrodo, tada dar net litai buvo Lietuvoje, ten už 2 litus. Jeigu aš už 2 litus rankų darbo kažkokią ten sagę gražią, kur aš ten 2 valandas ar 3 valandas, aš už 2 litus parduodavau. 5 litai ten. Ta prasme, žiauru, kai pagalvoji, bet aš tik tiek jaučiausi verta ir aš tik tiek jaučiau, kad mano darbas yra vertas. Ir aš galvojau, kad žmonės pirks tik tada, jeigu kainuos tiek pat, kiek prekė kainuoja Kinijoje. Bet irgi reikėjo tos patirties, užaugau pamažu, viskas gerai. Tai labai įdomios patirtis tokios buvo. Pakalbėkim šiek tiek apie konkurenciją. Čia irgi dažnas dalykas, kiti sako konkurentai, kolegos, kur, žinai, atrodo, net ir man esant jau savo srityje 5 metus, kartais aš pasižiūriu, o Dieve, atėjo koks naujas specialistas, viskas, tai jau man gal reikia eiti iš ten, žinai, tas nesąmonės jau kuris savo scenarijus galvelėje. Kaip tau, ar buvo irgi kažkokia baimė su pirma, antra veikla, kad jėtus kiek konkurentų, kiek kolegų, visi kiti daro kaip fainai, kokia sritis niša yra pilna, ką aš čia dabar pasiūlysiu, kuo aš čia jau toks autentiškas. Ar tau buvo šitas dalykas ir jeigu taip, kaip tu su tuo tvarkeisi? Buvo ir iš dalies tebėra. Pirmoje veikloje tikrai labai stipriai buvo, bet man padėdavo mano ta fotografė, mano mentorė atseit, tai jinai padėdavo tuo, kad jinai tiesiog tarsi palaikydavo mane, kad daryk ir viskas ir nekreip dėmesį, jinai mokino mane ir kainas užsikeltų, žodžiu, per ją užaugau, tai tas, kas man padėjo tuo metu, tai buvo palaikymas, turėjimas žmogaus, kuris palaiko. Dabar lygiai taip pat, aš turiu tave, aš turiu kitus žmonės, kurie mane palaiko, kurie paskatina mane ir kurie tarsi padeda tokį, tą vidinį stuburą stipresnį tokį turėti. Nes čia vis tik tai yra pagrinde toksai savivertės klausimas, kada mes jaučiamės tikrai stiprios savivertės, kada mes pasitikim savim, kada mes žinom, kas mes esam, kur einam ir ką darom ir kodėl darom, mums tie konkurentai, mums nebebaisu pasidaro iš tikrųjų. Kažkiek gal kažkur ten kažkas suklipina, bet iš esmės kažko ten labai stipriai neužjudina mumise. Šitoj veikloj aš vis dar jaučiu, kad aš turiu tai, kad būna, kad kažkur išlenda tie tokie, gal man čia nebedaryti, gal čia jau vis tiek visi tą patį daro, pavadinimai gal tie patys, ten dar kažkas, mokytojai tie patys, viskas tas pats, visi tą patį daro, tai gal čia aš visai niekam nereikalinga, bet aš suprantu dabar iš to, kad aš esu sąmoninga, kad čia kalba mano žaizdos. Čia kalba mano žaizdos. Žaizdos, kad aš esu nereikalinga, kad aš esu viena, kad mane atstums, kad mane paliks. Čia kalba mano galbūt dar kažkuriuose temose šlubuojanti savivertė, kad aš dar nedavertinu savęs kaip tokios unikalios specialistės, nes mes kiekvienas, aišku, esam unikalus specialistas ir kiekvienas mes turim tą auditoriją, tuos žmonės, kurie ateis būtent pas mus dėl būtent mūsų energijos. Ir čia nereikia nieko bijoti. Čia, ta prasme, užteks tų žmonių pasaulyje, tiek daug tų žmonių, jų užteks. Neužteks Lietuvoje, eik į užsienį. Ta prasme, pasaulis atviras. Bet jo, tie visi tokie mūsų žaizdų dalykai, nepasitikėjimai savim, savęs nedavertinimai, kažkokie tokie, jie ten labai garsiai kalba ir mums tą tokį sukuria, gal jau čia mesiu ir aš čia nereikalinga esu ir čia kažką kitą bandysiu, kažką tokio, ko niekas nedaro ir ten jau būsiu kažkokia ten faina ir visi manęs tada norės. Tai sakyčiau, čia reikia pradirbti tuos dalykus su vėlgi psichoterapija, hipnoterapija, su savo baimėm kažkokiom ir panašiai, per tuos visus praeiti. Ir aš dabar turiu irgi užsisakiusi būtent sesiją savo prasidirbti būtent šitą jausmą, kad man nebeliktų to tokio,
o Dieve, čia vėl kažkas tą patį daro, ką ir aš. Nu, nebenoriu, aš to nebenoriu trigerintis, aš noriu laisvai žiūrėti, jūs darykit, ką jūs norite daryti. Iš dalies tai yra, bet noriu, kad visai laisvai man būtų. Ką norit, tą darykit, aš žinau, kas aš esu unikali, tu esi unikalus, mes pritrauksim tą, ką reikia pritraukti ir visiems vietos pasaulyje bus. Noriu visiškai absoliučiai rami tame jaustis ir užsisakiau sesiją, eisiu į sesiją ir tiesiog dirbsiu su savim, kad ten išrauti kažkokią tą šaknį, kad man būtų lengva ir gera. Žinai, šitoje vietoje dar irgi norisi paskatinti moteris, kurios, tarkim, klauso ir galvoja, kad gal aš noriu, nežinau, kažkokį naują darbą pradėti, ne, samdomą, gal aš noriu savo veiklą pradėti, gal aš noriu, nežinau, ten pradėti kokį naują hobį. Irgi nereikia, kaip sakyti, nenorim perduoti tos klaidingos žinutės, kad būtinai išdirbkit su savim ten 10 metų, pradirbkit visas žaizdas, visas baimės ir tada jau pradėkit šitus dalykus. Ne, eikit į tai, eikit, susidurkit su to baimė, su to konkurencija, su tomis mintimis, kurios užplūs jūsų kūną, jūsų protą, eikit, susidurkit su jom ir po truputėlį, jų galima būti abiejose dalykuose tuo pačiu metu. Tu gali ir dirbti su savimi, bet ką ir Jurgita sako, kur jinai dabar yra, nors jinai jau tokia sąmoninga atrodo mums paprastiems žmonėm, kad o jėtus jau ten nieko, jokių baimių, nieko nėra, bet Jurgita ir veiklą vykdo, ir turi tą baimę dar vis tiek ir jinai eis ir su jie dirbs toliau. Tai va irgi, kad nesusidarytų tas blogas įspūdis, kad reikia laukti kažko, žinai, žmonės kartais, tai aš palauksiu ten, kol svorio numesiu, palauksiu, kol protingesnis būsiu, palauksiu, kol į suknelę įtilpsiu, ar kol ten Instagramas dings, kad aš bijau tame Instagrame rodytis. Tai va irgi tiesiog norim paskatinti ir sukurti tą saugią erdvę ir šiame podcast'e, kad eikit, darykit ir kartu tuo pačiu metu prasidirbkit. Taip, visiškai, Monika, aš dėl to ir drąsiai dalinuosi ir pasakoju apie savo abidvi veiklas ir tą pradžią ir tai, ką aš patyriau ir ką patiriu, nes aš irgi noriu tą žinutę perduoti, kad mums visokių patirčių reikia. Mums reikia ir parduoti už tos 2 litus kažką, mums reikia ir veltui pridaryti kažkiek, kol išsekimas ateina ir nieko tada 2 mėnesius nebenori, nes tu veltui išdalinai save. Mums reikia tų patirčių, nes jos augina. Mums reikia susidurti ir su tais konkurentais, ir su kažkokiais žmonėm, kurie galbūt kažką nukopijuoja nuo mūsų. Mums reikia, nes tai augina. Ir tai yra dalis to kelio, dalis tų patirčių ir dalis tos pilnatviškos savirealizacijos. Norim nueiti į tą pilnatvę, reikės susidurti su tokiais dalykais. Ir tai yra normalu, ir tai yra faina, tai yra dalis kelio, dalis mūsų sielos, mūsų asmenybės augimo ir tai yra, kas iš tikrųjų dar labiau atskleidžia mus, kas dar labiau padeda pažinti save, pažinti per tą pusę, kaip aš reaguoju į kažką, kai pamatau konkurentą darantį tą patį, kai pamatau kopijuojantį, kaip aš reaguoju į tai, kada man reikia kainas pakelti, kaip aš reaguoju į tai, kada man reikia išeiti į Instagramą. Mes pažįstam save irgi per tą. Ir kuo labiau pažįstam save, kuo labiau atrandam save, tuo labiau ir atrandam irgi tą savirealizaciją. Žodžiu, čia viskas taip susiję gražiai, kad tiesiog eiti, bandyti ir daryti. Tiesiog, nesvarbu kokios patirtys. Jurgita, tu per šiuos metus iš tikrųjų sužibėjai internete, galėčiau tai pasakyti, atsiskleidėjai komunikaciją kaip ta gėlytė, kaip tas drugelis. Pasidalink, kaip atrasti tą savo autentiškumą, nes irgi socialiniuose tinkluose visko tiek pilna, tiek daug nuostabių žmonių dalinasi turiniu, dalinasi savo gyvenimu ir specialistai, ir kiti žmonės, ir influenceriai. Tikrai to turinio yra begalės, bet tavo turinys, tu jam ir daug laiko labai skiri ir tu lavini tą kūrybiškumą ir kaip tu galvoji, kaip žmogui, kuris galbūt nori pradėti komunikuoti apie save arba intensyviau komunikuoti ar atrasti tą savo balsą, kaip jam atrasti savo autentiškumą šitam visam internete? Čia vėl bandyti, nes mano irgi kelias nebuvo toks, kad aš iš karto nuo pirmų kažkokių savo storių idealiai žinojau ir dabar netgi idealiai aš dar nežinau, kaip ten reikia viską taip jau iškomunikuoti taip, kad jau ten labai autentiška būtų ir kartu užkabintų ir kartu visiems patiktų ir visi ten ovacijų plotų ir tu čia toks,
oi, kaip čia fainiai pasireiškiau ir čia milijonas širdelių ir milijonas žinučių ir viską. Nu, tai yra kelias, bandyti, tiesiog bandyti. Čia vėl, nu aš tokia kaip užsikirtus plokštelė, bet čia aišku mano ta tema, čia vėl, kuo labiau mes pasitikim savim, kuo labiau mes vertinam save, kuo labiau mes pažįstam, kas aš esu, ko aš noriu savo šeimai, pasauliui, kokią žinutę ištransliuoti, kokią misiją aš bendrai nešu, tuo lengviau yra tada atskleisti tą savo autentiškumą. Ir aišku, tas autentiškumas kitą kartą gali atsiskleisti ir būtent per tą bandymą naudoti irgi įvairias strategijas, kažkokius planus, kažkokius paruoštukus ir panašiai. Nes tu irgi kažką naudoji, kažką darai, nes nebūtinai aklai, o tu kažką pakeiti, kažką savai padarai. Kažką galbūt niekad nebūtum pagalvojęs, bet perskaitai ir galvoji, o, man šitas labai rezonuoja ir man labai patinka. Ir tau taip užsikabina, kad tu supranti, kad tai yra tavo dalis, tiesiog tu nežinojai to ir tai tampa tavo autentišku kažkokiu tokiu kaip autografu kažkokiu, kur tu nuolat galbūt naudoji, nes tai tampa taip tavo, taip sava, nes tai ir yra tavo ir sava. Bet tiesiog reikėjo, kad kažkas parodytų tau tai, kaip tai padaryti. Tai tas autentiškumas jo, jisai irgi per laiką atsiskleidžia. Per laiką man irgi sakau, ir tu pati žinai, matai mano kelią, tai nuo ko aš pradėjau ir kaip visa tai skleidėsi ir vis dar skleidžiasi. Aš tikrai nesu galutiniai dar kažkokioj stoteliai, nemanau, kad iš vis tai yra pasiekiama, bet vis labiau ir labiau, ypatingai, sakyčiau, paskutinės kelias savaitės aš jaučiu tokį, aš parašau kažką, aš padarau kažkokį reelsą, postą, story ir aš pati savim didžiuojuos, aš pati savo galvoju, o jau varau tokia kaip ta kokia nors influencerė, kurią aš didžiuojuosi, kuri man ten žaviuosi ir kuri man patinka ir aš galvoju, o vau, jau čia tai dabar jau varau kaip tikra tokia. Ir man net dabar jau net kitą kartą nebesvarbu, ar ten žmonės ploja kažkokių ovacijų, ar ten rašo milijoną žinučių, ar ten ką daro. Aš jau pati galvoju, va, ištransliavau taip, kaip aš norėjau ištransliuoti, taip, kaip man patiko, taip, kaip aš jaučiau, va taip ir parašiau, o kartu panaudojau kažką, va, išmokto, kažką pažinto galbūt iš mentorystės, iš strategijų, kažkokių iš planų. Ir toksai gaunasi tokia labai graži simbiozė savo pajautimo, savo kažkokios išminties, to, ką išmokau, kažkokios strategijos. Ir tą apjungi ir tikrai gaunasi kažkoks toks magiškas rezultatas, kuris pačiam savo labai fainas. O dar kai pamatai, kad ir žmonės reaguoja, tada dar fainiau pasidaro. Bet toksai, labai fainas dalykas iš tikrųjų tas autentiškumas. Bet tai yra irgi procesas, kelionė, bandymas. Labai tu gerai apibūdinai, nes dažnai tas ir sunku, ištransliuoti būna ir per mentorystės, kad atrodo, taip, tu ateini kaip mentorius su strategijom, su kažkokiam taisyklėm, su kažkokiam gairėm, bet tai nereiškia, kad tai yra tik tai. Žmogus turi apjungti save, savo mintis, savo pajautimą, savo nuomonę su tais dalykais ir tada gaunasi tas autentiškumas, tas rezultatas, kada tu apjungi ir tai nesigauna kažkoks nukopijuotas strategija iš mokymų. Ne, tai yra tavo, tik tai tu žinai tam tikrus dalykus ir tu sugebi tai pritaikyti savo tam pajautimui. Tai ką tu apibūdinai, yra žavinga ir labai smagu tave stebėti, kaip tu tai apjungiai. Tai aišku, ne vienos mūsų mentorystės rezultatas, tai tą irgi reikia paminėti, kad tai neįvyksta greitai. Tam reikia duoti savo laiko ir bandyti, nuosekliai daryti, bandyti. Ir netgi jeigu jūs vieni tai darote be mentoriaus, irgi tiesiog bandykit, nuosekliai nepameskit. Nebus iš karto, pirmo karto ten jau, wow, čiki viskas. Ne. Ir gal ir net nebus to tobulo rezultato niekada, nes mes nežinom, kas tas pats geriausias, tobuliausias įrašas ar storis padarytas. Ir šita tema, kai tu pradėjai kalbėti, man labai toks atėjo pajutimas irgi pasidalinti. Aš tik nežinau, ar aš taisyklingai ištarsiu, bet dabar Netflix'e yra įkeltas Avicii didžėjaus filmas apie jį. Ir čia yra labai
pas jį yra su muzika, tas visas sukurkime pritraukimą, tie hukai visi ir panašiai, pas mus yra su socialiniais tinklais, tarkim, veikloje yra tas ir, kaip jo ta kelionė buvo, mane labai iš tikrųjų tas filmas irgi paveikė, nes aš tokia prie jautresnių, tai man ten apsiverti milijoną kartų buvo galima, bet pažiūrėkite tą filmą tikrai, tai labai toksai, kur jisai ėjo pagal tai, kaip kiti sakė, neapjungdamas savo norų, paskui vieną kartą pabandė taip, kaip jis nori ir jam nepavyko, žmonės sureagavo baisiai blogai, pradėjo švilpti, nušvilpė visus, buvo labai labai nemalonu, bet kaip jisai toliau ėjo, darė. Aišku, kai pasibaigė, tai tikrai yra liūdna, mes jau visi žinom apie jo tą pabaigtį gyvenimo, bet ta jo kelionė ir ta visa kūryba ir kaip jisai kalbėjo per muziką su žmonėm, tai labai rekomenduoju. Čia irgi yra apie autentiškumą, apie kūrėją, jisai save visada laikė kūrėju. Tai irgi pažiūrėkit būtinai. Jurgita, galbūt tu esi mačius tą filmą irgi? Ne, filmo nesu mačiusi, aš šiek tiek apie jį domėjausi, apie tą žmogų, nes man visada įdomu apie tokius žmonės pasidomėti iš tokios psichologinės pusės pasižiūrėti. Kodėl, kas atsitinka gyvenime žmogui, kad turi baigtis taip tragiškai. Man tikrai labai įdomios tokios visokios žvaigždės, aktoriai, muzikantai, dainininkai, kurie taip tikrai tragiškai užsibaigia savo gyvenimą. Ir man jų istorijos labai įdomios ir žiūriu iš psichologinės pusės. Ir aš tikrai žavėjausi tuo žmogumi, tikrai labai faina asmenybė. Bet tikrai tų tokių nuostabių, talentingų žmonių daug taip kažkaip tragiškai išeina iš tikrųjų. Bet ten, aišku, yra gilios kitos problemos pas juos. Bet tikrai verta jų istorijas paklausyti, paskaityti ir suprasti, kad jie netapo kažkokiom pasaulinio lygio žvaigždėm per naktį. Dauguma netapo per naktį, dauguma į tai ėjo per tikrai ilgą laiką, tokį darbą su savim, su galbūt kažkokiais strategais, mentoriais, prodiuseriais ir ten visokiais dalykais. Jie bandė, jie darė, jie turi begalę istorijų, kur jiem nepasisekė, kur jiem, kaip sakai, nušvilpė arba bankrutavo ar dar kažkas. Tai verta tokių žmonių istorijas skaityti, domėtis ir užsikrauti tuo, įsikvėpti tuo, kad jie irgi kažką darė, jie irgi nemokėjo kažkada. Ir bet kažką padarė, kažkaip atėjo iki to, kad pasiekė kažkokį tokį pasaulinį netgi lygį. Tai rekomenduoju tikrai visus tokius filmus, knygas, podcastus, bet kas tai bebūtų apie tokius nuostabius žmonės. Būtinai. Žinai, Jurgita, tavo darbas juk siejasi, sakyčiau, su tokiais nemaloniais dalykais, nes realiai visada yra žmonių traumos, žaizdos, tų istorijų yra, kur atrodo, tu pats nesusiduri ir net negalvoji, kad kažkas gyvenime gali su tuo susidurti, o tu kiekvieną dieną esi tame. Ar savižudybės klausimas, kažkoks, tu savo noriu analizuoji, galvoji, svarstai. Yra daug tokio, atrodo, negatyvo, to tokio, kitų žmonių akmenis gali labai lengvai savo užsikrauti ant pečių. Ir tuo pačiu tu turi sugrįžti į kūrybą. Nes tu turi vystyti savo veiklą ir ten vis tiek nekursi turinio ir nekalbėsi podcast'e tik tai, apie blogus dalykus ir kokie mes esam visi liūdni, kokios mūsų buvo sunkios vaikystės ir panašiai, nes nusakys visai Jurgita, kodėl taip viskas liūdnai. Tai kaip tu to kūrybiškumo pasisemi, kur tu jo ieškai, kur tu to įkvėpimo randi? Čia vėl toks, net užklausi ir man net norisi verkti, nes aš niekada gyvenime nelaikiau savęs kūrybiškų žmogumi, iki kol aš neatėjau iki tos savo pirmosios veiklos. Aš laikiau save mokslo logikos žmogum. Viskas, taškas. Farmacija, labai tiksliai viskas, labai paskaičiuotai, visur logika, visur taisyklės, visur ta prasme. Kokia čia kūryba? Aš nelaikiau savęs kūrybiška, absoliučiai nei trupinėlių. Bet dabar aš tai žinau, kad tai yra mano sielos dovana. Aš manau, kad irgi tas, iš kur aš pasisemiu tos kūrybos, ateina greičiausiai tiesiog iš vidaus, iš to, kad aš pagaliau leidžiu tam ateiti. Nes mes kiekvienas turim tą kūrybą kažkokią savyje.
Vieni daugiau, kiti mažiau, vieni vienokią kryptį, kiti kitokią kryptį, bet mes visi esam kūrybiški, absoliučiai be išimties visi, bet ar mes leidžiam tam pasireikšti, va čia kitas klaustukas vėl, ar mes blokuojam tai savo įsitikinimais kažkokiais patirtimis, ar mes vis tik leidžiam tam pasireikšti. Jeigu taip iš išorinių dalykų, kas man padeda, labiausiai turbūt padeda pasivaikščiojimas. Aš išeinu visada pasivaikščioti, pravėdinti, kaip sakau, savo galvą, man tai yra būtina absoliučiai, kad atsiribočiau nuo visko, kas vyksta mano gyvenime, klientų gyvenime, išeinu pasivaikščioti. Kitas dalykas, kas man padeda, tai meditacija, labai padeda irgi nurimti protui, nurimti vidui, nes kūryba kada dažniausiai pasireiškia tada, kada mes esam ramūs viduje, kada mes jaučiamės saugus, ir kada jaučiamės pailsėję. Vat irgi pasidalinsiu, kad nesu irgi kažkokia tobulybė. Mano paskutinis šitas mėnuo, gruodis, tai buvo kažkoks, žinau kaip jį įvardinti, kažkoks toks turbinis. Aš apsikroviau save tiek, kad aš praktiškai neturėjau laisvų. Variau. Ir aš labai gerai vėl pajutau, kaip nuovargis absoliučiai panaikina kūrybiškumą. Aš iki tokio lygio, žinai, atėjau, kad aš galvoju, aš nieko nebenoriu kurti, man niekas neįdomu, aš nebenoriu į jokius YouTube'us eiti, į jokius TikTok'us, niekur nebenoriu eiti, man nieko nebereikia, viskas man nieko nebereikia, aš nebežinau nei apie ką rašyti, nei ką aš noriu čia ištransliuoti, nei ką, tiesiog užsidaro. Ir tai yra nuovargis. Nuovargis yra, sakyčiau, vienas iš tokių pagrindinių blokų kūrybai. Jeigu mes esam pervargę fiziškai, mentaliai, emociškai, nesvarbu kaip, tas kūrybos kanalas užsidarys. Nes mums reikia atstatyti pirmiausia resursą. Tai tik tai tada kūrybiškumas pasireikš. Ir aišku, kaip sakiau, tie vidiniai blokai, kurie gali sakyti, tu nesi kūrybiška ten, tu nebandyk piešti, tu nesi verta, kad tavo ten kažkokį paveiksliuką kažkas pamatytų ar dar kažką. Čia šiaip perkeltinė prasme šneku. Tai va, tai sakyčiau taip. Tai meditacija, poilsis, pasivaikščiojimas, tiesiog kažkokių kitokių dalykų darimas, kas nesusijęs su veikla, kas netgi nesusijęs su ta kūryba, padeda grąžinti atgal save į tą būseną, kad pasiilgau kurti, pasiilgau kažką transliuoti, pasiilgau kažką sakyti ir tiesiog leidi savo tą išsireikšti. Pas tave labai daug to darbo yra individualaus su žmonėmis. Ir vat ką ir kalbėjom, kad tai nėra apie visada linksmus dalykus, žinai, kur tave irgi ten nuteikia linksmai, tai yra problemos žmonių, tų žmonių gyvenimai, jie tau pateikia, žinai, savo išgyvenimus, savo kažkokias nuoskaudas, pačius slapčiausius dalykus realiai. Ir va tu paminėjai poilsį. Ir man iš tikrųjų toks kyla klausimas, kaip tu pailsi, nes dirbti su žmonėmis ypatingai individualiai yra beprotiškai sunku, o dar tavo paslaugos jos dažniausiai netrunka ten, žinai, kelias minutės ar ten netgi ir valandą retai trunka. Hipnoterapija užtrunka porą valandų ir jei nueini į gilį, tai dar, nes tu atiduodi save maksimaliai, tu neskaičiuoji laiko, tu žiūri, kad tam žmogui padėti. Tai kaip tu paskui susirenki save, žinai, ir eini pas vaikus, nes esi ir mama dar, gyveni savo gyvenimą, kas tau padeda čia? Žinai, man padeda turbūt tai, kad aš esu jau išmokusi nebeužsikrauti klientų problemų savo. Aš padarau sesiją, taip aš ten daug savęs atiduodu, taip aš pavargstu, bet kartu aš toliau su didžiaja dauguma klientų, aš iš tikrųjų toliau nebesinešu tų problemų. Aš lendu į savo dalykus, į savo gyvenimą ir aš tarsi išmokau kažkokias vidines duris užsidaryti. Kol nebuvau to išmokusi, nes tai irgi man užtruko praktikos, tai užtruko tokių dalykų savo prasidirbti viduje, kol nebuvau to padariusi, taip aš realiai daug prisimdavau ir tų klientų problemų ir tai labai išvargindavo dar labiau, nes tu ne tik sesijoje dar atidirbi, bet tu toliau nešiesi ten tas problemas, tu jas ten gvildeni, kažkur galvoji, bandai kažkaip ten padėti, išspręsti. Žodžiu, toksai tikrai didelis apsikrovimas gaunasi. Tai tas vidinių durų užsidarimas labai padeda man. Ir aš tiesiog kažkaip dabar jau natūraliai tą padarau.
kažkaip natūraliai man gaunasi. Aišku, būna sesijų, kur yra sunkiau atsiriboti, būna ir taip, bet vėlgi, man labai labai padeda pasivaikščiojimas. Čia mano tokia Biblija yra išeiti, pasivaikščioti. Sunkesnė kažkokia sesija, sunkesnė patirtis, sunkesnis klientas. Arba netgi kartais būna labai jau ten kažkokia turbo sesija, kur ten turbo dalykai vyksta ir ten manyje visi adrenalinai ir kažinkas ten sukyla, kur atrodo, wow, kaip taip įmanoma. Tai kartais ir nuo tokių labai aukštų emocijų irgi kartais padeda tiesiog išeiti man pasivaikščioti. Čia esminis mano turbūt dalykas - pasivaikščiojimas ir vėlgi grįžimas prie kūrybos. Mane atjungia nuo visko, kad aš pasineriu į kūrybą. Pavyzdžiui, sukurti vizualą savo Instagramo tinkleliui, paredaguoti savo kažkokį ten reelsą padaryti. Mane tiesiog atjungia momentaliai nuo tų visų problemų, nuo visko, aš viską pametu, aš tiesiog įeinu į tai, į tą kūrybą tokią ir viskas, aš sėdžiu, aš ten kažką lipdau, kažką darau, kažką redaguoju ir ten man toks kaifas yra, aš nežinau, mane nuo visko atjungia ir aš tik tame esu ir paskui grįžti į tą realybę tokią, gyvenimas vyksta. Tai va, tai tokie iš vienos pusės kažkas išvargina, iš kitos pusės kažkas užkrauna toj veikloj ir kartais ta pati kūryba pradeda varginti, tada eini į kitus dalykus, kur nėra susijęs su kūryba, tai tiesiog toks laviravimas, tiesiog tarp įvairių dalykų, neįsikimbant tik į vieną kažką, laviravimas per įvairius dalykus. Truputį meditacijos, truputį kūrybos, truputį pasivaikščiojimų, truputį pabuvimo su vaikais, truputį kažkur išėjimo su draugais, truputį į renginį kažkokį išėjimo, truputį kažkokios savo terapijos, nueiti pas specialistą. Aš irgi turiu specialistų, su kuriais dirbu. Aš irgi nueinu išsikrauti emocinę tą higieną tokią pasidaryti. Tai visko po truputį, knygą paskaityti, podcastą pažiūrėti, filmą pažiūrėti, dar kažką. Ir va tai po truputį save kažkaip atgrąžini į tą tokią ašį tokią, į viduriuką. Žinai, mes labai dažnai kalbam apie socialinių tinklų komunikaciją, kad norisi atskleisti save maksimaliai, bet iš tikrųjų mes turime ten mažai laiko, nes visada turime žiūrėti, kiek ten žmonės mūsų žiūrės, laiko ten neprikalbėti, neišsiplėsti, daug mes save, žinai, taip spaudžiam. Podcastas yra ta vieta, kur tu gali tikrai laisviau jau kalbėti ir daugiau dalykų pasisakyti. Ir žinai, visada ir, toks kaip kūrėjams yra tas toks nublemba, aš tikrai dar savęs neatskleidžiu maksimaliai, koks aš ten esu tas žmogus. Kaip tu, Jurgita, save apibūdintum? Kokia ta Jurgita už ekrano? Ta Jurgita už ekrano, žinai, iš tikrųjų, aš pasakysiu taip, aš labai daug nesiskiriu nuo to, kokia esu ekrane ir kokia esu už ekrano. Nes mano viena iš vertybių yra būti tikra ir rodyti tą tikrąją save, tiek, aišku, tiek, kiek man priimtina, kiek man leistina. Čia nereiškia, kad aš visus savo apatinius ten išskleisiu ant stalo visiems, bet čia yra viena iš mano vertybių - būti tikra, tokia, kokia esu. Aš galiu kartais būti pasidažiusi ir labai graži ir išeiti į storius, į reelsą tokia. Ir aš galiu išeiti į kažkokius storius ar kažkur su klientu pasikalbėti, ar kažkur su žmogum susitikti visiškai nepasitažiusi, surištais plaukais, neplauta galva, gal ten 5 dienas, ne 5, gal 2 dienas. Ir galiu va tai būti. Ir aš priimu save visokią ir aš stengiuosi save visokią toje socialinėje medijoje parodyti. Ir linksmą, per humorą, per linksmus reelsus, nes tai dalis mano. Ir per kažką labai labai gilaus, kažką tokio labai emociškai paliečiančio, ir per kažką tokio mistiško. Ir aš va tą ir gyvenime tą turiu. Ir gyvenime tokia esu, aš stengiuosi kiek įmanoma būti tikra. Va ta tikrąja, autentiška, kad man nereikėtų prieš ekraną kažko vaidinti, arba paskui grįžus iš už ekrano realybėje kažko vaidinti. Tai aš stengiuosi kiek įmanoma būti tikra, tiek ten, tiek ten. Ir manau, kad man gan puikiai sekasi. Kokia tu esi mama savo dukroms? Čia geras klausimas. Čia geras klausimas, patiko man. Mano mažoji dukrytė, kuriai 11 metų dabar yra, mane vadina
jos asmeninė terapeutė. Sako, mama, tu esi mano asmeninė terapeutė. Ir pati geriausia terapeutė. Tai va, tai čia gali iš dalies atsakyti, kokia aš esu mama. Aš tikrai esu labai tokia terapiška. Aišku, yra visko. Yra visko. Aš irgi būna paslystu, aš irgi būna suklystu, aš irgi būna ir tą balsą kartais pakeliu. Labai retai tas būna, labai retai dabar tas būna, bet pasitaiko dar. Ir va kaip tik vakar irgi turėjau tokią situaciją su savo mažąja dukra, kai išpylė akrilinius dažus ant kilimo, šviesaus kilimo. Ir aš jai buvau sakiusi, tu ant kilimo nepiešk. Ir namas, aišku, yra ne mūsų, jisai nuomojamas, tai dar labiau reikia saugoti. Ir sakau, nepiešk, eik ant stalo, sakau, bus saugiau. Ne, mama, aš labai saugusiu. Aišku, aš noriu būti labai gera ta mama. Gerai, sakau, saugok, aš pasitikiu tavim. Ir aišku, ateinu vakare, baisiausia, didžiausia mėlyna dėmė ant šviesaus kilimo. Aišku, kad pradėjau pykti. Ne pradėjau rėkti kaip senais laikais, aš buvau tikrai labai toksiška mama, aš rėkdavau tikrai labai daug ir aš, tikrai labai negražių dalykų esu dukroms padariusi. Dabar pakėliau balsą, aš tikrai, man buvo tikrai skaudu. Ir aš tą dukrai išsakiau, žinai, sakau, aš pasitikėjau tavim, man yra skaudu ir man papildomas darbas ir visa kita. Bet aišku, aš jau šneku jai tai ir aš galvoju, Jurgita, tu užsičiaupk. Nereikia varyti ant to vaiko, visiems visko pasitaiko ir nieko čia blogo. Bet įeini į tą tokią būseną ir kartais nebegali sustoti. Bet aišku, aš paskui sustojau ir mes labai gražiai pasikalbėjom abi ir radom sprendimą, kad vis tik tai jinai eis ant stalo kitą kartą piešti ne ant kilimo, nes jinai irgi tokia įdomi labai asmenybė, labai mėgsta viską daryti absoliučiai kitaip negu visi, negu priimtina, negu standartas. Jeigu visi piešia ant stalo, jinai turi piešti po stalu, ant kilimo, nesvarbu, aukštyn galvą atsistojus, nesvarbu kažkaip kitaip. Tai va, tai jai labai sunku irgi yra priimti tuos standartinius tokius dalykus, nes ją matyti kažkokiu būdu varžo ir aš stengiuosi duoti tos laisvės, bet va, kartais ir man va toks susipjauna, kad duodi tą laisvę ir nori būti labai gera, bet gaunasi toks kaip atvirkštinis variantas ir visada tarsi sako, kaip susitvarkysi, sąmoningoji Jurgita, dvasingoji tu. Ir va, esu irgi paprastas žmogus, bet stengiuosi būti kiek įmanoma saugi mama savo dukroms. Stengiuosi po to pasikalbėti, aišku, atsiprašau visada, jeigu kažkokie dalykai būna ir stengiuosi nebekartoti, arba jeigu kažkas kartojasi, stengiuosi, kad kiek įmanoma tai būtų kuo mažesnis tas blogesnis efektas, kad kuo ramiau jau sureaguočiau, jeigu praeitą kartą daugiau rėkiau, kažkaip šaukiau, tai kad šį kartą jau daug mažiau tai būtų. Ir sakau, to be galo mažai mano gyvenime, tai yra tokie, kas pusę metų kažkokie gal tokie įvykiai įvyksta. Bet jų kartais išlenda, bet stengiuosi, sakau, būti kiek įmanoma saugia, terapiška tokia mama, palaikančia dukras visame kame, duodančia joms saugią laisvę, rinktis, spręsti, patirti savo pamokas, vėlgi saugią laisvę, nes yra tam tikros ribos, kur irgi kalbam su dukrom. Ir, aišku, mano dukros yra labai sąmoningos abidvi, labai tokios nuostabios mergaitės, man gal yra irgi tokia dovana ir lengviau, nes žinau mamų, kurios visai kitokius vaikus augina, tai čia vėlgi nereikia lyginti savęs su nieko kitu, nes kiekvieno kelias skirtingas. Aš savo atkentėjau, kai dukros buvo mažos, man tada buvo labai didelis košmaras, labai sunkus etapas. Bet dabar, kas jos dabar yra, tai yra 2 gražus sąmoningi žmonės, su kuriais tikrai įmanoma labai gražią sąmoningą kalbą turėti ir būti ta tokia mama, kokia noriu būti. Kaip fainai, kaip gražiai apibūdinai tą visą, nes iš tikrųjų įdomu ir kokia ta Jurgita yra ten, kur mes nematom ir kaip jinai tose gyvenimiškose situacijose pasielgia ir kaip su savim paskui kalbasi. Ir tu paminėjai, kad tavo dukros yra sąmoningos ir man toksai kyla klausimas, ar tu kažkaip specialiai įvedi to sąmoningumo temas, dvasingumo, ar tai ateina iš tavęs natūraliai ir tiesiog jos tą irgi pasiima, ar tu ties šitų kažką darai, kažko kitokio?
Nepasakyčiau, kad darau kažką kitokio, jos, sakyčiau, natūraliai turbūt kaip sielos jau yra tokios atėjusios, kurios linkusios į tuos dalykus. Joms pakankamai įdomu yra va, ta psichologija, kažkokia emocijos ir kai žiūri kažkokius ten tiktokus ar dar kažką, jos tikrai būna pažiūri labai įdomių, gilių tokių video, kur, nu, toks man būna, wow, jūs žinot tuos terminus, jūs mokat tokius dalykus. Tikrai labai supranta ir apie ribų brėžimą, ir apie toksiškus žmonės, narcizus. Ta prasme, man tai, aš manau, žinai, kas šiais laikais labai gerai, iš dalies blogai, tie visi internetiniai ir tie tiktokai ir visokie dalykai, iš kitos pusės vėlgi tai yra gerai, nes vaikai jau gauna prieinamumą ir prie gerosios informacijos. Tai aš matau, kad dukros labai gražiai atsirenka tą gerąją informaciją ir labai gerai sugeria. Aišku, mano pavyzdys labai padeda ir tai, kad aš jau geri 5 metai ypatingai intensyviai dirbu su savim, aš labai matau tą ant jų savijautos, ant jų elgesio, mūsų ryšyje, kaip jisai yra labai labai sustiprėjęs ir užaugęs. Ir aš manau, čia yra kombinacija to, ko ateina siela kiekviena patirti, kokie mūsų galbūt kaip sielų susitarimai tryse yra, kokie galbūt, kokios jų pačių sielos dovanos ir kokios jų pačių sielos misijos, nes nu ne visi mes privalom ten eiti į tą psichologiją ar sąmoningumą. Jeigu siela neatėjo to, jinai gal to nelabai ir domėsis. Bet nu, mano dukros matomai kažką vat, turi tokio, nes jos turi ir tam tikras irgi savo dovanas, tokias dvasinės atsinešusios ir numatyt, vat sielos yra atėjusios kažko tokio, nu va tokio patirti. Tai, sakyčiau, kombinacija, jeigu paprastam žmogui va taip žiūrėti, kombinacija, nespausti savo vaiko, jeigu jam neįdomu ta psichologija, nespausti jo būti tokiu. Pačiai domėtis, rodyti pavyzdį ir tikėtis, kad tas vaikas kažkada perims tai. Nes, pavyzdžiui, mityba, tarkim, aš pakankamai sveikai maitinuosi, aišku, su visokiais nuklydimais, bet pakankamai šiaip sveikai gerai maitinuosi. Bet mano dukros, pavyzdžiui, jos labai mėgsta tą neypatingai sveiką maistą. Nu, vat, nepramuša, arba aš labai daug judu, aš aktyvi esu, nu, vat, jo, ypač vyresnėliai, pavyzdžiui, nu, nepramuša, tai, nu, jinai nekenčia jokio judesio, jokio sporto, nenori. Nu, ir nepriversi tu jos, ir viskas. Bet aš tikiu, kad tas pavyzdys, kad aš rodau kažkada gyvenime, kada jinai susimastys, kad gal ir man reikia pajudėti, kad jai duos tą tokią, žinai, ugnelę tokią, kad ir mama judėjo, nu jo, gal tikrai reikia man pajudėti. Tai va, aš tikiu, kad tai, ką mes rodom savo pavyzdžių, lieka vaikuose ir aišku, tos dovanos, tos kelias ir viskas susideda į vieną tokį gražų dalyką. Jo, čia žinai, kai mes matom pas tėvus kažką, mes galvom, taigi taip normalu reaguoti, taip normalu pykti, taip normalu, nežinau, rėkti, normalu ten mušti savo vyrą ar ten žmoną, normalu žiūrėti televizorių ištisas dienas per savaitgalį, normalu nekeliauti, mums vaikam atrodo tai normalu ir mes tai atsinešam vis tiek, iki 25 metų esam paaugliai, realiai, tai mes tik tada įeinam į pasaulį jau visiškai ant savo kojų, jau pabaigę mokslus ir tada žiūrim, kad dabar jau turim čia dabar būti mes patys su savim už save ir žodžiu. Ir tada vat, tu ir pradedi atsiminti, ką mama darė, ką tėtis darė. Tai aš manau, kad tavo pastangos tikrai nenueis veltui, tu tik tai rodyk tą pavyzdį ir čia toks palaikymas už visas moteris tau skrieja, kad viskas gerai. Tegu ta paauglystė praeina ir vėliau dukros tikrai prisimins. Bet žinai, man dar vienas toks dalykas, kadangi mes labai daug dirbam su psichologėm, psichoterapeutėm, moterim, kurios patyrė tos ezoterikos toje temoje. Ir labai dažnai kalbam apie tą, kad, tarkim, kaip aš galiu būti palaikančia mama savo vaikam, jeigu aš tokios mamos neturėjau. Kaip tu, ar tavo mama tave palaikė, ar tu tokią mamą turėjai? Ne, aš, kaip pasakyti, nebuvo mano mama tokia, kad visiškai niekur niekada manęs nepalaikė ir ten tik engė ir viskas, bet man trūko to palaikymo, man tikrai trūko iš abiejų tėvų ir iš mamos ir iš tėčio ir vėlgi, žinai, man padeda tas požiūris per tas sielų pamokas, per tą sielų perspektyvą, kad mes nebereikalo pasirenkam tos tėvus tokius, kokie yra. Nebereikalo jie mums duoda tokias patirtis, kokias duoda.
mes ateinam kažką išmokti, mes ateinam kažkuo tapti, kažkuo būti, kažką patirti. Ir dalis tų patirčių yra būtent patirti su tėvais, kad ir kokios jos skaudžios, sudėtingos būna, kad ir kaip nedamylėti mes jaučiamės, bet tai yra reikalinga mūsų sielai. Jeigu ne mano tėvai, jeigu ne tokie, kokie jie buvo, aš nebūčiau tokia, kokia esu. Visiškai nebūčiau tokia, kokia esu. Reiškia, man to reikėjo tam, kad būčiau čia ir tapčiau tokia, kokia esu. Ir aš dabar jaučiu didžiulį dėkingumą savo tėvams. Už visas skriaudas, už viską, už visą skausmą, ką aš patyriau, ko man ten trūko, galbūt aš jaučiu didžiulį dėkingumą. Taip, man vis dar norisi, aišku, jų palaikymo ir meilės, faktas, kad norisi. Bet aš išmokau irgi palaikyti pati save. Kada mes atrandam tą savo vidinę mamą, mums mažiau bereikia įsikibti į tėvus, į savo tą mamą, į savo tą tėtį, juos kažkaip gelbėti, iš jų kažką reikalauti, juos kažkaip keisti. Mes pradedam atrasti tą vidinę ramybę ir meilę savyje. Ir, sakyčiau, ugdymas savo vidinės mamos, savo to vidinio palaikančio, mylinčio, skatinančio, saugaus balso, vat šitas dalykas labai padeda jausti stipriau ir tvirčiau gyvenime ir jausti, kad tarsi turiu mamos palaikymą. Aišku, niekada tas balsas nepakeis tos tikrosios mamos, bet tai iš dalies išlaisvina nuo to, kai mes tampam labai priklausomi nuo tėvų, išlaisvina mus ir mes galim lengviau į viską pažiūrėti, paprasčiau pažiūrėti ir jaustis tvirtais tokiais žmonėmis, tvirtomis asmenybėmis gyvenime. Wow, iš tikrųjų su Jurgita galėtume kalbėti dar kokias 3 valandas ir galėtume tiesiog YouTube laivą pasileisti, bet čia jau noriu sustoti ir tikiuosi, kad Jurgita tu dar kada apsilankysi šiame podcast'e, nes tikrai yra labai daug temų, ką norisi paliesti, nes kaip ir matot, ir ta pati veikla, ir savęs realizavimas, jisai labai siejasi su asmeniniu augimu ir aš manau, be šitų 2 dalykų tu nei gali pats užauginti veiklą, nei pats užaugti kaip asmenybė ir mums to sąmoningumo raumenį reikia, kaip sakyt, tvirtinti, stiprinti, auginti mums visiems, tai tikiuosi, kad kažką įkvėps šiuos naujosius metus pradėti su kažkokiu galbūt analizių pasirinkimu ar terapija, išbandyti tą hipnoterapiją, taip, pasižaisti, pasibūti, prasidirbti savo baimės, leistis į tą kelionę, į savęs pažinimą. Ir manau, šitas dalykas niekada nėra toks, kad jau per vėlu, jau čia super senas ar dar kažką. Ne, eikit, bandykit, darykit, siunčiam jums labai stiprų palaikymą ir toksai norėtųsi, kad Jurgita perduotum kažkokį palinkėjimą klausančioms moterims, galbūt tos, kurios ir baiminasi kažką pradėti, ir kartu labai giliai širdyje turi kažkokią idėją ir nori, ir jau taip, žinai, nekantrauja galbūt ir startuoti nuo kito mėnesio. Ką tu jom patartum, tom solo būsimoms kūrėjams? Kadangi mūsų podcast'e šiandien labai stipriai skambėjo žodis bandykit, tai aš šitą ir galbūt ir perduosiu, kad bandykit. Bandykit, eikit, darykit, eksperimentuokit, žaiskit ir viską pažiūrėkit paprasčiau. Kuo paprasčiau, kuo žaismingiau, su kuo daugiau tokio lengvumo ir tokio vaikiško tyrinėjimo tos energijos, nes vaikas jisai tyrinėja, jisai bando, jisai viską ima, liečia, lipa, daro ir pas jį nėra tų tokių bijau, nedrįstu, negaliu, nepaeisiu, nudėsiu žingsnį, nuvirsiu ir nebeisiu. Kur mes matėm vaiką, kuris nustoja eiti, padės pirmą žingsnį? Nėra tokių vaikų, nėra. Jie bando ir eina tol, kol išmoksta vaikščioti. Ir mes esam tie vaikai, kurie bandėm ir išmokom vaikščioti. Tai kodėl mums užmiršti šitą dalyką ir kodėl dabar galvoti, kad mes kažkokie esam nevykę, kažkokie netikę ir mums čia nepavyks. Taip, iš pirmo karto gal ir nepavyks, gal mes ir parkrisim ant to kelieno, gal mes ir galvą susitrenksim. Bet ar tai reiškia, kad reikia sustoti? Ne,
taip kaip prisimink, kaip tu, kaip vaikas buvai, bandėjai, ėjai, darėjai, mokėsi valgyti, kalbėti ir nepasidavėjai niekada, net minutiai, net sekundžiai, taip ir dabar. Eik, bandyk, ieškok, daryk, eksperimentuok. Tai toks būtų palinkėjimas. Net saulytė pasirodė, kol mes kalbėjome su Jurgita. Tai čia ženklai mums siunčia, kad jūs turite išgirsti, pasiklausyti šitą epizodą, pasiimti tai, kas jums yra aktualu dabar. Ir aš tik tai pritariu Jurgitai, siunčiam labai stiprų palaikymą, bandykit, darykit, pasitikėkit savimi ir nepamirškit, kad šiame kelyje jūs neturite būti vieni. Yra tokie specialistai kaip Jurgita, su kuria galite prasidirbti ir visokias baimės, ir savivertės klausimus, ir santykių, taip, ir gausos. Tai tikrai eikit, bandykit, leiskitės į tą kelionę, nes jinai yra labai labai žavinga. Tuo mūsų gyvenimas ir žavus, nes mes turim daug galimybių save pažinti, išsispręsti dalykus, atrasti kažkokius naujus, nueiti dar į gilį, taip, nes tikriausiai ta mūsų savęs pažinimo kelionė, jinai nesibaigia, jinai tęsiasi, tik jinai su dar įdomesniais dalykais, taip, tai, kas laukia ateityje, yra dar stipriau, dar įdomiau ir dar giliau. Tai ačiū labai, Jurgita, tau. Ačiū tau, Monika, labai. Ir ką sakau, iki pasimatymo. Iki.